Šiandien yra vasario 20 diena. Šiuo metu jau yra daugiau kaip 2 valandom daugiau kaip praėjo savaitė laiko nuo bunkerio užpildymo iki viršaus. Tai matėte ankstesnėme video fiksavime. Taigi rodau, kas liko po 7 dienų lygiai. Taigi liko maždaug 3 maišų po 15 kg kiekis bunkeryje. O kaip minėjau, užkrovėme 17, taigi 14 maišų per savaitę. Tai 2 maišai į parą. Kambario temperatūra visą savaitę buvo esant namuose 23,2–23,4 laipsnio. Miegant arba išėjus iš namų pagal nustatytus režimus temperatūra nusileisdavo iki 22 laipsnių. Aš paskaičiavau pagal konkrečiai šio namo dujų suvartojimą. Analogiška, tai šitie 14 maišų tuo pačiu režimu per 7 dienas būčiau sunaudojęs 225,250 kubų gamtinių dujų, norėdamas turėti 23 laipsnių temperatūrą kambariuose. Tais pačiais režimais. Aš skaičiavau iš savo patirties, tai yra konkreti gyva patirtis, ją galima įrodyti, jeigu tai būtų principo klausimas. Tiesiog sakau pamastymams ir pasiskaičiavimams. Taigi, kita patirtis, kurią galiu pasidalinti, tai aplink katilą. Tai nieko nevaliau 7 dienas, tiesiog iš principo, kadangi aš tik ateidavau pasižiūrėti, kaip dega pats degiklis. Truputėlį, kaip minėjau, kaupėsi šlako, bet tai yra susijęs su prasčiausios kokybės granulėmis, kurias naudojau taip pat specialiai, tam, kad parodyti, kad galima taupyti granulių sąskaitą, susitaikant su tam tikrais nepatogumais. Tai šiuo atveju mano nepatogumai buvo, kad nekokybiškos granulės šlakavosi, kaitaliodami režimus šlakavimosi nepanaikinom, taigi atėjus pasižiūrėti į katilo darbą, skirdavau 1 minutę laiko pastumdyti, pažarstyti šlaką. Ir būtent šiandien baigus darbą katilui galiu parodyti, kiek yra šlako per parą susikaupę. Jisai visiškai sausas, niekur neprilimpa, bet tiesiog tai yra tas nepatogumas, kurį tenka sumokėti už tai, kad granulės, kurias panaudojau aš, yra daugiau negu 1,5 karto pigesnės. Aš savo ruoštų siekiančiams kokybiško automatizavimo savo sistemos nerekomenduočiau tokių naudoti, o rekomenduočiau visą laiką naudoti sertifikuotas granulės, kas leis visiškai neprisiliesti prie degimo procesų tą periodą nuo užpildymo bunkerio iki užpildymo. Dar kartą parodau bunkerio turinį. Nes šiandien aš jį pripildysiu, taigi kartą į 7 paras man reikia užsipildyti bunkerį, taigi šitos maišelius supilsiu į jį. Tai dar kartą reziumuojant, kas patinka iš tos patirties, kurią aš turiu, tai kad švaru. Tas yra svarbu. Antras dalykas, šilta patalpose. Lauko temperatūra šios žiemos 2016 metų vasaris visiems yra žinoma. Degimo procesas vyko beveik nesustojant, nakties metu persijungiant į vėsesnį režimą 2 valandom sustodavo degimas. Dar apie valandą sustojimas būdavo dienos metu prieš išsivalymą. Taigi 21 arba 20 valandų į parą visiškai nenutrūkstamo degimo ir sąnaudos 2 maišeliai per 1 parą. Jeigu skaičiuosite, kad tai yra tonos kaina gali būti nekokybiškų granulių nuo 110 iki 130 eurų, tai šiuo atveju 1/5
Tai yra 30 eurų, 30-40 eurų per savaitę sąnaudos, kai dujomis tai būtų apie 60 eurų. Nu, tai ką reikėjo įrodyti, kad tai yra 2 kartus mažesnės sąnaudos šildantis visiškai automatiniu režimu. Taigi stebėsim dar ir kitus dalykus ateityje su kokybiškomis granulėmis, o šiuo atveju laikome, kad eksperimentas pavyko. Taigi visiškai nesiliečiant prie šildymo sistemos, turime įvairiausių režimų temperatūrą kambaryje, labai komfortiška tikrai, jokių pertrūkių nėra šokinėjimų pačios temperatūros kambario, kad vienu metu karšta, kitu metu jau yra šiek tiek ir per vėsų. Visą tai eliminavus, maksimaliai priartinus prie šildymosi dujomis arba ten kitais automatiniais šildymosi būdais, gauname vieną iš pigiausių variantų būtent Lietuvos kontekste ir namų pastatytų iki 90 metų, renovuotų įvairiausiai, būtent šitų namų kategorijoje. Jeigu kalbėsime apie aukšto energetinio efektyvumo namus, tai šitie visi rodikliai dar labai ryškiai skirtusi į sąnaudų mažėjimo pusę. Taigi sėkmės visiems ir dar kartą rekomenduoju, kas turite senas rankinio šildymo sistemas, pergalvoti ir pamastyti apie jų automatizavimą tokiu būdu. Sėkmės.